tokį patį tašką iškovojo ir Klaipėdos Neptūnas, kuomet žaidė savo paskutinėsias rungtynes, bet tai buvo su kur kas daugiau kokybės. Iškovota pergalė 96-83 prieš Utenos Uniclub Kazino Juventus išvykoje. Prasidėjo ši dvikova, pirmoji šeimininkų ataka, Žamboras Maronka. Janavičius prieš Kolinsą. Kol kas be keitimų žaidžia abu strategai. Ąžuolas Tubelis. Gecevičius bandė patykoti kamuolio, paliko Mindaugą Girdžiūną ir gauna tritaškį. Girdžiūnas, gera jam proga. Jis apeina Deividą, bet nusimetimas prastas. Prastos kokybės ir Sargiūno 4 taškų iš eilės serija priverčia prašyti vandens pertraukėlės Nikolą Vasiljevą. Šį kartą netaikliai, o Janavičius puikiai jaučia Ąžuolo Tubelį ir gražiausias šių rungtynių epizodas jūsų dėmesiui. Dar kartelį klasika, Janavičius, Tubelis, dėjimas iš viršaus. Vėl pabandė, paieškojo, galbūt ėjęs į baudos aikštelę, kad pavyks kažką surasti. Nieko nerado, Kajus Briunkė, Martynas Gecevičius, labai nedaug trūko, bet šiek tiek pritrūko. Ir Sargiūnas kartu sukombinavo 15, tai yra du vieninteliai Neptūno žaidėjai pasižymėję rungtynėse, kuriuose jie kilo nuo suolo. Ąžuolas Tubelis pataiko tritaškį ir lygina rezultatą. Janavičius įsirašo savo 6. rezultatyvų perdamą. Per tą pergalingą 4 rungtynių atkarpą Tubelis rinko po daugiau negu 17 taškų ir pataikėdamas vos 1 tritaškį iš 10. Kaip žinia, jo sezono procentas yra kiek didesnis. Tada Ąžuolas Tubelis turi potencialo savo žaidimą dar gerinti ir dabar jo atkarpa leidžia vėl Neptūnui pirmauti. Paliukėnas ties klaidos riba, Maronka kamuolį ištraukė, Janavičius dešinė ranka ir Chauncey Collinsas blokuoja metimą. Tubelis. Na, čia galima sakyti taip, ir vieniems ir kitiems kai kur šiek tiek pasisekė. Neptūnas turėjo 2 labai geras galimybės pasižymėti taškais. Čia tos 2 galimybės. Mažeikiai galėjo praleisti taškus, jų dar nepraleido. Ąžuolas Tubelis mes baudos metimus, bet jam dar juos reikia susimesti. 67 procentų baudų metikas. Išveda vėl Klaipėdos Neptūną į priekį. Na, Neptūnas, galima sakyti. Deividas Gailius prieš tai pataikė, bando išnaudoti tą taiklų metimą kaip papildomą motivaciją ir pasitikėjimą. Ąžuolas Tubelis šiame kėlinyje ir jis jau ryškus. Ąžuolas Tubelis dar kartelį iš toli ir dar vienas taiklus Tubelio tritaškis. Tai yra metimai, kurių nelaukia Mažeikių Basket Delamaut treneriai, net nebejoju. Chauncey Collinsas. Labai sudėtinga situacija, Niukirkas kišteli ranką, perimtas kamuolys, Niukirkas vienas pats. Ąžuolas Tubelis į kairę, prieš eina Ratubutį iki galo, 2 kadaise buvę komandos draugai, dabar buvo vienas priešais kitą. Dar 2 taškai ir vandens pertraukėlė Klaipėdos Švyturio arenoje. Niukirkas, Ąžuolas Tubelis, neabejotinai geriausias šio kėlinio žaidėjas. Apskritai jau vienas geriausių žaidėjų per visas rungtynes ir viską praktiškai šiame kėlinyje, ką daro sėkmingai Ąžuolas. Mažeikių komandoje dabar nėra penkete Chauncey Collinso. Kamaus Tauksas gerą atkarpą turėjo, jis rungtyniauja. Tubelis atakuoja Briunkę. Sargiūnas, 6 sekundės. Per pusmetrį nuo tritaškio linijos. Staniulis, oi, kaip suklaidina varžovus ir gauna Ąžuolo Tubelio pamokas. Taip pat gražus gynybinis epizodas. Na, Janavičius, jeigu būtų geresnis metikas, išsimestų iškart. Ąžuolas Tubelis nėra geras metikas, bet kuomet jis jaučia pasitikėjimą, gali pataikyti ir antroje pusėje. Ta pasitikėjimą Tubelis tikrai jaučia, 3 taiklūs tritaškiai iš 5.
Ir Sargiūnas. Per rankas iš toli netaikliai Kamau Stauksas ir Klaipėdos komanda savo susikuria dar vieną galimybę. Dabar Mbaskė Delamau turi 1 taško persvarą ir Ąžuolas Tubelis. Prieš tai labai netaikliai, o dabar labai taiklus metimas Ąžuolo. 24 taškas su 4 taikliu tritaškiu. Dramų paskutiniu metu Lietuvos krepšinio lygoje netruko nei vieniems, nei kitiems. Galima prisiminti Neptūno rungtynes ir su Rytu, ir su Lietkabeliu. Su tuo pačiu Lietkabeliu ir Mažeikiai turėjo vargo. Ąžuolas Tubelis yra fantastiškas. 5 tritaškiai ir šaltakraujiškas Martyno Mažeikos veidas. Sargiūnas Tubeliui ir šiandien Ąžuolas prie tritaškio linijos išdarinėja tai, ko per visą savo karjerą nėra išdarinėjęs. Statytos Dojus Agro. Rungtynės tikrai gražios, daug metimų, daug dėjimų, blokų, taiklių tritaškių. Chauncey Collinsas, vėl išsikeitimas Pacevičius. Lieka prie Collinso, šis 1-1, meta nuo baudų metimo linijos ir sutrukdo Pacevičius Chauncey Collinsui. 4 sekundės ir 1/10. Jarijos Vovaras jau išnaudojo visas savasias vandens pertraukėles. Nikola Vasiljevas pasiliko dar vieną. Labai svarbi ataka. Ir Deividas Gailius. Nikola Vasiljevas prašo vandens pertraukėlės, bet dabar jau jų situacija yra kardinaliai skirtinga nei prieš dar keletą akimirkų. Kur gynyba? Galima tiesiog paprastą klausimą išduoti. Taip, 13 sekundžių, taigi dar Mažeikiams to laiko padaugėja. Gecevičius rodo šaltakraujiškumą. Du baudos metimai buvo skirti, Gecas pirmąjį realizavo. Dabar sprendžiasi, ar jis aplenkia Egidijų Dimšą. Taip, kyla Martynas Gecevičius į 17 vietą rezultatyviausių visų Lietuvos krepšinio lygos laikų žaidėjų lentelėje, bet ne tai dabar yra svarbiausia. Mažeikiams reikės greitai prasižengti ir po to tą padaryti dar kartelį. O pražangos kol kas nėra ir bandymas perimti kamuolį.